Gerai, atgariukai. Girdi biški prisilakstėjo, ne vakar. Biški šoka, biški matėm per kameras. Biški vakar per kameras matėm, ką plakstė. Nu, labvakar. Labvakar. Prisistatyt, kas komina, ar iškart suprasit, kas komina? Prisistatykit. Iš policijos. Aha. Į vakar biški prisilakstėt, kon? Biškėlį telšius, ne? Tas huliganiškas vairavimas per tas kameras, matos, akivaizdžiai, numeriuką teisę šveiti jėks. Bimbals raudons irgi kartu buvo. Tai draugeliaus to bimbal vardą man paminėsi, ar man pačiam pali numerį siek susirasti? Palauk, o tai katrai čia vietai, kas čia buvo? Kas čia buvo, huliganiškas vairavimas, ką kitą panon reikia vardinti. Ir dabar esat dviejų Audi šitas ir BMW. Tai jeigu taip jau supranti draugišką, galėt abu du kartą atvykti, arba jeigu tu nenori atvykti, galėt bendrauks atvykti. Pasiaiškinsiam tam tikrą situaciją, atsuksiam kameras ir pariek tiesiog komentarą, kad jūs pasiaiškintumėt, ką čia iš tikrųjų buvo iš jūsų pojus. Tai koks draugo vardas yra? Edgars. Irgi Edgars? Irgi Edgars klausau? Jo, Edgars. Supratau. Tai jūs abu Edgarą? Supratau. Tai žiūrėkit, jeigu taip geranoriška, tai ar tu pats žadė atvykti, ar tiesiog reik draugus kombint, nes praktiškai tik vien žmogaus tai reik. O tai Dėina? Dėina, tai kuo greičiau, tuo geriau, nes kad iki teisminis tyrims neprasidėtų, kad tiesiog savo komentarą pasakytumėte viskas, nes praktiškai čia gali pereiti į administracinį, į gan nemažą baudą. Ar galiausia netgi teisų atimimo, aš tiesiog šneku taip žmogišką, žinai. Supratau. O ta prasme, kur atvykti? Į komisariatą telšių. Supratau. O pirmadienį, antradienį. Antradienį žadė atvykti, ne? Jo, pirmadienį, antradienį kažkas tokio bus. Pirmadienį, antradienį, supratau. Atvažiuok su tuo pačiu automobiliu, ne? Ir keik išėn, šauk saulį. Į juntvies signalą spausk. Pipink, šauk saulį. Draugėlis tau užsakė, išdurik, viskas į gerą, nieks nematė, viskas į okei. Kas čia toks? Nežinau, Edgars turbūt. Su bimbalu. Kas tu toks? Aš esu iš radio stoties Kušma, TikTok radio. Draugėlis tau viską paaiškins, nusiramink, viskas į okei. Aš vis sakau, tu ne tokią valandą. Ne tokią valandą, teisingai. Iki. Gerai, iki. Vai, blėd, jau norėjai į policiją ateiti.